Esu vyrbuhalterė, baigiau L3 kursą, taipogi baigiau L4 kursą. Įgavau naujų žinių, naujų praktinių taikymų, kuriuos dalį kai kur ir teko darbe panaudoti. Ir tikrai linkėčiau visiems susidomėti ir mokytis ir mylėti. Dirbu ekonomistu, ką tik baigiau 4 kursą. Mokymų metu labiausiai patiko teorinių žinių akcentavimas į praktiką, tai yra praktinis uždavinys. O būsimiems studentam noriu palinkėti nebijoti iššūkių ir tiesiog plačiau pažiūrėti į mokymų kursą, į visas užduotis ir panašiai. Dirbu vyrbuhalterė, tenka tvarkyti įvairių sričių apskaitą, todėl norėjau praplėsti savo žinias. Todėl pradėjau lankyti L4 kursą. Iš tikrųjų, tai man jisai tikrai padėjo. Pamačiau to, ko dar nesu patyrusi. Todėl linkiu ir visiems kitiems tai patirti. Esu buhalterė. Mokymų metu sužinojau daug naujų dalykų, kas mane įkvėpė mokytis toliau. Galbūt tiems patarčiau eiti mokytis ir tobulėti. Aš dirbu finansininkė keletas įmonių ir kadangi darbo specifika yra tokia, sakykime, taisyklių ir siauroka, aš vis noriu kažką naujo pamatyti, sužinoti ir seku, kas man tai galėtų duoti. Tai būtų viena iš galimybių, kurią pabaigiau ir dabar jau turiu L4 kurso lygį. Aš daugiau orientuojuosi į koncentraciją ir viską, ką aš paskaitose girdžiu, tai aš tiesiog susisteminu sau, kas man visai padeda, tai ir egzaminų metu, ir šiaip gyvenime. Tai ateities kartom, tai sakyčiau, kad irgi geriau sistemintų, negu imtų viską ir žinotų daug, bet realiai nieko, tai aš daugiau linkiu tokias koncentracijas. Esu vyresnioji buhalterė. Šiame kurse labiausiai man patiko tai, kad patapau profesionaliu buhalteriu, sužinojau ir išplėčiau savo žinių akiratį. Palinkėčiau visiems sudalyvauti tokiuose kursuose tiek Lietuvos įmonės vedančiams buhalteriams, tiek užsienio. Tikrai tai pravers. Planuoju tikrai L4 lygį. Šiuo metu baigiau L3 lygį.